Kviečiu visus giedoti Lietuvos valstybės himną. 17 tarybos narių. Posėdėje dalyvauja Lietuvos Respublikos Seimo narys Vytautas Saulis, savivaldybės administracijos, seniūnijų, kitų įstaigų darbuotojai, kaimo ir miesto bendruomenių nariai, kraštiečiai. Žodis šventiniam pranešimui suteikiamas Rokiškio rajono savivaldybės merui Vytautui Viliui. Verslo vystyti ir plėtoti, dauguma mūsų miesto įmonių sėkmingai dirba ir plečia savo veiklą. Pavyzdžiui, Rokiškio sūris, kurio metinė apyvarta auga ir siekia 800 milijonų litų, kaip UAB Iva Baltė, nors statydami filialus kitose rajonuose, ji neiškelia savo centro iš čia ir visi mokesčiai lieka Rokiškyje. Rokiškio mašinų gamykla, kur matote, kad jau vėl surinkinėjami automobiliai, šio kart Kamazai. Mūsų rajono pramonės įmonių metinė apyvarta krizės metu buvo sumažėjusi nuo 1 milijardo 800 milijonų iki 1 milijardo 400 milijonų. Dabar jau vėl auga, nors dar nepasiekė 2008 metų lygio, bet pakilimas žymus. Seniai šventėm Rokiškio 500 metų jubiliejų, o jau prabėgo 14 metų. Ir kaip meras minėjo savo pranešime, mes tikrai turime ko pasidžiaugti. Tai leiskit man tą progą padėkoti Jums už tai, kad mes esam čia, kad tie, kurie trumpam išvyko iš Rokiškio rajono ar ilgesniam laikui, niekada nepamiršta mūsų krašto, yra aktyvūs mūsų krašto rėmėjai ir pagalbininkai. Su pasididžiavimu noriu pasakyti, kad man tikrai niekur negėda, o didelė garbė pasakyti, kad esame iš Rokiškio rajono. Iš Rokiškio. Pavaldymą pakviesti prie mikrofoną, nes jis pažadėjo tarti keletą žodžių. Prašom, Vytautai, galima? Netikėta aš čia, kaip sako, nepasiruošiau dorai. Kažkur važiuojam. Paryžius būna labai įdomu, dar kas nors, bet žinot, kai daraisi vyresnis, vis labiau ir labiau traukia savas kraštas ir tas skolos grąžinimas, skolos jutimas savam kraštui. Aš iš Rokiškio išvažiavęs jau 52 metai, bet turiu pasakyti, kad nepamiršau šito krašto ir organizavau plenerus ir su paroda atsilankau ne pirmą sykį. O šiaip ne apie save noriu pasakyti, kad Rokiškio kraštas begaliniai rūpinasi kultūra, ko žinoma negalėčiau pasakyti apie visą Lietuvą. Lietuvos padėtis kultūros srityje aplamai kiek prastesnė. Rokiškio muziejus švenčia 80 metų jubiliejų. Rokiškio muziejaus direktorė švenčia 25 metų jubiliejų šitose pareigose. Ką tik paminėtas mero faktas, kad Rokiškio bibliotekai 90 metų irgi šitą sako. Lymano muzikos mokyklos 130 metų. Kaip matot, kultūros gyvenimas mano gimtajame mieste stiprus. Ačiū labai. Dėkui.
ugdytojo vardu. Mokytojams ir ypač tėvams už palaikymą, esamiems abiturientams palinkėti sėkmės egzaminuose ir siekiant savo užsibrėžtų tikslų. Ačiū.